Sveiki, antrasis Laikas minti sezonas Miliūnuose, Rokiškio rajone. Koks tavo FTP po testo? Nesakysiu. Sakyk, davai, nu. Pasireklamuok. Šiandien su fotografu. O tai va, aukšto lygio medija. Po pertraukos irgi be formos fotografų. Oras ne iš geriausių, bet Sparkas turi naujas dalis. Ačiū Bros dviračių remontui. Ir mes keliaujam prie starto. 2, 1, važiuojam! Prieš startą jaučiausi labai neblogai, kojos vedė puikiai, jėgų buvo pilna ir tikrai šiandien buvo siekiamybė aukščiausios vietos. Varžausi MTB džentelmenai įskaitoje. Lukas Klevickas už manęs važiuoja, pasiūlo čia užimti priešais jį poziciją, nes takelis čia susiaurėja ir tampa tik vienas single trackas. Tai bandom neatsilikti nuo Power grupės. Starte vos 6 laipsniai šilumos, bet kažkaip apvažiavom apžvalginį ratą, tai nepasijautė, kad labai šalta bus šiandien. Puikiai tokia dinamiška trasa. Starto metu gavau 24 numerį, Kobės numerį, tai pažiūrėsim, kaip seksis skraidyti. Visi dalyviai protingai čia pristabdė prieš šitą kalniuką, kad tiesiog nusileistų nuo. Mano bandymas buvo jį perskristi, tai bandymas nelabai pavykęs, iš karto atsistojus kelio skausmas, bet galvoju, kad prasijudės jisai, tai adrenalinas dar kraujyje pumpuoja, bandom minti. Štai tik dar vienas elektrinių įskaitos dalyvis bandė šokti. Šalmas atsilaisvė, nes kažkas su power metru irgi buvo, kad atsijungdavo karts nuo karto. Tai. Nu, koją tai gerai susivariau. Kairys kelis. Bandau čia dar su jaunimu truputį pavažinėti, bet atsistojus nuo balno, tai toks durintis skausmas į vidinę kelio sritį. Įsibėgėk. Papuolė į kadrą, bet ir aš šiandien jau papuoliau. Rodau vienam iš organizatorių, kad dėja turėsiu turbūt nusimti, bet kyla mintis, kad gal pavažiuosiu dar truputėlį pafilmuoti kitų dalyvių. Bėg, davysi, nedaug. Šiaip trasa yra super. Labai. Turi flow. Ir tikrai gan greita. Visko jinai turi. Šaliukai. Smėlio. Up and downai tokie. Nuotaikas ne kažką. Nes tiesint tai nekoks jau smėlis. Pasfilmuosim, kas atvažiuoja. Nepasiduodam. Šaunuoliai. Kurmi dabar nuo tokio kalno reikia nulipti. Eik tu savo.
Lukas Krivickas užsiminėjo tuo momentu vaikų švietimu, kaip važiuoti kalnų dviračiais. Bet kol kas jisai pirmas. Tai gal ir laimės šiandien. Žmogus, kuriam treniruočių beje nereikia. Tai tau linkėjimai. Davai, variukai, varyk. Įtink pavarą. Jau. Va tai va. JV. Vidinę pusę. Žinai, kaip čia vadinasi? Kas? Per daug vatų. Kilovatai čia įvairiai. Davai, Lukelė, varyk! Varyk, varyk, nepaleisk vėjas, varyk, varyk! Štai puikų džentelmenų finišą pademonstruoja Antanas Jurevičius ir Lukas Krivickas abu ant podiumo 1-2 vietos. Sveikinimai jiems. Dėja netoks sėkmingas mano 8. startas šiemet, bet bandau reabilituotis, laukti tyrimų ir tikiuosi greitų metu viskas tiksliau paaiškės ir bus viskas gerai. Ačiū organizatoriams už šitą taurę, ačiū už pirmąjį etapą, o mes tikiuosi neužilgo pasimatysime kitose etapuose. Iki.